Infodiena kartu su žurnalu BZN Star apžvelgia galimybės investuoti vis kitoje šalyje. Šiandien kelsimės į Jungtinę karalystę. Mūsų studijoje bendrovės Paliūtis eksporto direktorius Žilvinas Šarakauskas ir Ivo įkūrėjas ir vadovas Viktoras Verpetinskas. Bei taip pat turime Skype'u komercijos atašė Jungtinėje karalystėje Andrius Nikitinas. Labas vakaras visiems trims. Labas vakaras. Pone Žilvinai, gal nuo jūsų pradėkime. Koks buvo jūsų kelias į tą rinką? Aš jau su anglais dirbau, šiemet sukaks 20 metų. Ir mes ir prieš dirbant šitoj firmoje, Paliūtį dar dirbau. Odinę avalynę eksportavom ir iš kitų gamyklų. Iš Lituanikos, iš Šiaulių. Tada laikai buvo gana sudėtingi, tai buvo vis tiek pirmieji tokie žingsniai. Kas labiausiai jums trukdė ir kišo koją per tuos metus? Sovietinis mentalitetas. Jūsų ar anglų? Žmonių darbuotojų. Nes dar tais laikais pasakyti netiesą ir truputėlį kitaip ir geriau, negu iš tikrųjų buvo labai normalu. Ir mūsų anglai tai ta prasme pastatė labai vietą, kad supratom, kad nėra ką apgaudinėti, reikia partneriai iš abiejų pusių turi būti patikimi. Ir kol perlenkė paprastus žmonės, visą šitą tai buvo nelengva. Pane Viktorai, ar jūsų darbuotojus ir jūs patį Britai taip pat išmokė daryti verslą sąžiningai? Taip. Ir šiandien vyksta tas mokymasis. Ir kiekvieną kartą žmonėms reikia įrodyti, įtikinti, kad tai ne Britai iš mūsų kažko reikalauja. Tai tiesiog galimybė mokytis. Mokytis dirbti taip, kaip vakariečiai dirba ištisų šimtmečius. Bet tai kuo skiriasi tas, britiškas darbas, tarkim, ar brito darbas nuo lietuvio darbo? Ar, kaip sako ponas Žilvinas, vis dar tas sovietinis mentalitetas mūsų darbuotojų yra gajus? Yra likę ir žmonės vis galvoja, kad jeigu nematai, tai skaitos galima kažką padaryti. Todėl kokybės kontrolę tikrinam tiesiog 3-4 kartus gaminio eigoje, kol žmonės tikrai įpranta ir jau patikė, kad tikrai reikia daryti tik gerai ir niekaip kitaip. Norėjau paklausti mūsų komercijos atašė Jungtinėje karalystėje Andriaus Nikitino. Pone Andriau, ar iš tiesų lietuvių verslininkam kiša sovietinį mentalitetą turinčių darbuotojų toks požiūris į tą galimybę įsitvirtinti Jungtinės karalystės rinkoje? Aš sakyčiau, yra daug tiesos tame, nes, sakykime, Britanijai tos rekomendacijos, reiškia asmeninės kartais net pažintys, jos užtikrina tarpusavio bendradarbiavimą ir Britai yra pakankamai reiklus ir šiuo atveju, jeigu nuvilsi vieną ar kitą britišką kompaniją, jinai niekada nebegrįš. Ir aš sakau, kiekvienas Lietuvos verslininkas turi vienintelį šansą net ir įeiti tą Anglijos rinką, nes jisai turi rodyti savo patikimumą, savo, reiškia, nusiteikimą dirbti principę sąžiningai, nes kitu atveju, jeigu kartais atsiranda kažkokių tai bandymų gudrauti su tuo anglu, tai gali būti paprasčiausia paskutinis kartas. Ar išnaudoja tą galimybę būti toje rinkoje lietuviai verslininkai? Ar daug mes turime tų sėkmės pavyzdžių? Aš manau, kad sėkmės pavyzdžių yra daug, bet iš kitos pusės yra ir nusivylimo tam tikro, nes į tą reiklumą, reiškia Brito reiklumą, jeigu lietuvis žiūri pasyviai, ta prasme pasyviai nereaguodamas į kažkokius tai kokybės standartus, ar leiskime į pristatymo laiką, nes pas juos iš tiesų viskas yra sureguliuota labai tiksliai ir punktualiai, ką jie labai vertina, tai tokiu atveju yra tokios kaip ir nesėkmės, sakykime, nes, pavyzdžiui, aš tikrai daug turėjęs esu atvejų, kada tie patys lietuvių verslininkai skųsdavosi, ką man daryti, aš čia suvėlavau, ar čia kažkas tai mane baltina kokybės netitikimu ir tas Britas nebenori su manim bendrauti. O iš kitos pusės aš tikrai daug kompanijų žinau, kurios principė dirba puikiai Anglijoje, yra tikrai geros sėkmės istorijos, nes pavyzdžiui, kada lietuvis susidirba su anglu, sakykime, yra sėslus, jisai nemeta to partnerio, kaip tarkim, dėl kainos ar dėl kažko tai. Jeigu atsiranda kažkoks tai naujas išsišokėlis, aš vadinčiau taip. Ir jeigu yra nusistovėję pastovų santykiai tarp lietuvio ir brito, aš tai manau, tai yra viena sėkmės iš formulių, reiškia. Ir tai yra toks, sakykime, ir tęstinumo principas, ir užtikrintumo šiuo atveju. Mes turime tuos du sėkmės pavyzdžius ir studijoje.
koks jūsų buvo didžiausias nusivylimas galbūt? Ar ten, nežinau, biurokratija, tarkim, didelė, be to, kad jie yra labai sąžiningi partneriai? Aš nepasakyčiau, kad anglai dideli biurokratai lyginant, sakysim, su prancūzais. Tai tikrai ne. Ir net sakyčiau, pas mus daugiau biurokratijos Lietuvoje negu Anglijoje. Jie nėra. Mes, pavyzdžiui, dirbam su anglais, nei jokių ten kontraktų didžiausių pasirašinėjimų. Nieko. Yra tik vienas susitarimas dėl ekskliuzinių teisių tam pirkėjų ir viskas. O toliau užsakymai, gauni užsakymus ir darai, ir vykdai, kad laiku atkraut, kad kokybiškai. Ir taip dirbama jau su anglai, su šito pirkėjų Vapaliūtė 12 metų, labai sėkmingai. Aišku. Verslo santykius neretai išbando ir krizės. Ar, tarkim, pasimatė, kartais sako, žinot, nelaimėje pažins, ar pasimatė kažkoks kitoks jų veidas per šitą visuotinę ekonominę krizę pasaulyje, toje pačioje Europoje? Jeigu įmant Angliją, tai jinai nebuvo tokia gili tokia krizė, kaip yra pietų Italijoje. Ir dabar ta krizė dar ten vyksta, sakysim, Graikijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Bet be abejo, truputėlį krito apyvarta, bet sakyčiau, ne per daug. Mes čia didesnį turėjom, Baltijos šalis ir pietinės šalis. Ta krizė labiau pajautėm, sakyčiau, negu jie. Tai ko reikėtų dabar žmogui, kuris svarsto, gerai, mano nesovietinis mentalitetas, aš esu irgi sąžiningas, pareigingas ir galėčiau bendrauti su anglu. Koks, nežinau, pirmas žingsnis jo turėtų būti? Ką jūs patartumėt? Važiuoti parodas. Tiesiog važiuoti, dalyvauti, suprasti, ko jie nori. Nes mes čia sėdėdami, mums tas auksinis obuolys nenukris. Mums reikia važiuoti, mes važiavom į parodas, mes atakavom internetu, mes dirbom pusę metų intensyviai ir po to mes susitikom. Tiesiog jie ieškojo partnerio, mes ieškojom ir mums nukrito tas obuolys. Bet buvo labai daug įdėta pastangų. O jau susitikus, tai tik sąžiningas darbas ir netgi daugiau negu jie tikisi duoti jiems. Ir tada nekyla klausimas, ar tave pakeis ar nepakeis. Tu tiesiog dirbi, jie žino, kad tu dirbi, mes gyvenime jiems nepavėlavom, niekada nebuvo, kad mes ką nors neatkrautumėm. Jeigu kažkokią smulkę klaidelę randa, tai paveiksluoja ištaisyti. Aišku, antrą kartą, jeigu darytum tą pačią klaidą, įdomu, kaip reaguotų, bet pas mus to nebuvo niekada ir tiesiog reikia sąžiningai dirbti ir duoti daugiau negu tikisi. Pane Žilvinai, jūs gal turit pridurti? Viską tą patį galiu pasakyti. Anglai nieko ne kitokie negu kiti. Ir tie patys skandinavai, tie patys anglai. O yra paprasčiau verslą kurti kartu su ten esančių partnerių, ar vis dėlto steigti, nežinau, savo kažkokią atstovybę, tai yra siųsti žmonės iš Lietuvos apeinant partnerius? Mūsų atveju tai tik tai jie vietoje dirba, o mes esam kaip gamintojas, mes jų brandų gaminam. Nes jų rinkoje, įeiti jų rinką su mūsų ženklu būtų 3 kartus sunkiau. Nežinau, neįsivaizduoju, kaip įeiti, kadangi vien su jų pagalba mes sertifikavomės pusę metų ir taip intensyviai dirbam produktas po produkto, bandymai po bandymų, taip kad tiksliai žinom, kad sertifikavimas tai yra ne šiaip su popieriukas, kaip Lietuvoje įprasta manyti, nusipirkau sertifikatą. Ten jie tikrai yra ir ten biurokratizmas, ne biurokratija, ten tiesiog reikalavimas ir tą reikalavimą kiekvienas privalo išvykdyti. Na ir dar klausimas, tiksliau prašymas patarti, padrąsinti Lietuvos verslininkus iš mūsų komercijos atašė Jungtinėje karalystėje. Na, padrąsinkit. Jo, iš tiesų, tas padrąsinimas gal, aš tikrai pritariu išsakyto mintim. Aš manau, kad reikėtų to nuoseklumo, sąžiningumo ir sakyčiau gal to, reiškia, šiek tiek pasiryžimo investuoti, nes vis tiek bet kuriuo atveju Anglijoje tas partneris yra, sakykime, gal kaip ir sėkmės vienas iš laiptelių, nes jisai vis tiek išmano rinką. Reikia suprasti, kad Anglija yra galų gale globali ekonomika ir Britas pasitikė žinomų ženklų. Jeigu su tuo lietuvišku ženklu, kaip minėjo, yra iš tiesų sudėtinga, tai dėl to, kad jis yra nežinomas ir reikalinga Britą edukuoti. Tai yra vėl didžiulės investicijos, nes į reklamą dėti ir kišti pinigus aš tikrai nepatarčiau. Bet pavyzdžiui, susiradus partnerį, aš manau, dalyvaujant parodose, dalyvaujant intensyviai seminaruose, galų gale kažkokiuose tai klubuose,
Tai yra tikrai sėkmė ir sėkmės raktas į tos Anglijos rinką. Kitas dalykas, reikia suprasti, kad mes esam tikrai maža šalis, o Britanija yra globali ekonomika ir mes ten nesudarom principę konkurencijos, o jeigu ir sudarom, mes sudarom ten principę labai nedidelę dalį. Taip kad aš galvoju, iš tiesų su bet kokiu produktu ten galima įeiti, jeigu yra kainos ir kokybės santykis tenkinantis tą britišką rinką. Tik tai pasirinkti teisingai į atėjimo kelią, reiškia, nepulti čia galvą ir negalvoti, kad tai yra paprasta rinka, tai yra sudėtinga rinka, tačiau galimybių tikrai visą laiką atsiras ir tas nuoseklumas ir patikimumas, manau, tikrai atvertų duris, reiškia, į Britanijos širdis. Ačiū Jums, tai buvo komercijos atašė Jungtinėje karalystėje Andrius Nikitinas, na, o studijoje mes taip pat turėjome 2 sėkmingus verslininkus, kurie dirba su Jungtinės karalystės rinka, tai Žilvinas Šarakauskas ir Viktoras Verpetinskas. Ačiū dar kartą, kad atėjote pas mus. Ačiū Jums.